Sveiki kolegos, ruošiam Audi pardavimui. Šiandien ką padarysim, tai pravarysim technikinę. Dėl to, kad jau reikia pravaryti, nes beje, dar aišku, vėl aš eilinį kartą pafeilinau, laukiu paskutinės dienos kaip visą laiką. Šiandien ir yra paskutinė diena, kai Audi galioja technikinė, tai šiandien ir bandysim ją pravaryti. Tai galite komentaruose parašyti, kaip galvojate, ar pavyks pravaryti technikinę, ar nepavyks ir ar pavyks iš pirmo karto. Tos vaistinėlės, kaip suprantu, naujos, tai ir nereikia su tais įtvarais, turniketais. Tai reikia naujos vaistinėlės ar nereikia varanti techninę apžiūrą. Tai varysiu tiesiog su tą Audinės sena vaistinėlė, kur yra ir viskas. Na ką, kolegos, tai kaip matote iš baltų lapų, reiškia, iš pirmo karto nepaėjo kortą praeiti technikinės. Vienintelė problema, kurią rado, tai yra, reiškia, padangos. Dūmingumas 0, kaip matot, rūko žibintai reikia pareguliuoti, bet tai čia nekritinį klaida, tai nereguliuosim. Vieno varžto apsaugoje nėra, bet tai čia irgi nesvarbu, nieko daryti nereikia. Ir tuomet užrašė, kad nėra tos pirmos pagalbos rinkinių, kaip ir sakiau, bet irgi jos spręsti nereikia, tai jau ir nereikia. Tiesiog čia reiškia, tiesiog įrašo, kad tu neturi tos pirmosios pagalbos rinkinių, bet jau sakė ir nereikia. Tai vienintelė problema reikia spręsti ir pasikeis padangas. Varom į padangų pasaulį ir pasikeisim padangėlės. Technikinė pravaryta, tai dabar iki 26.06.04. Antras kartas nemelau. Na ką, sekančiam žingsnį varom pakeisim tepalus ir filtrus visus Audiniai. Pastačiau aš migdai terasą, bet jin sako, kad nėra labai patenkinta ta terasa. Aš tai, pavyzdžiui, nelabai suprantu, kodėl ta terasa yra nepatenkinta. Sako, kad jei jinai per maža ta terasa yra. Net nežinau, man tai atrodo čia visai normali terasa. Likas laukiu, kol migdai grįš iš darbo ir parodysiu, kaip aš padirbėjau. Tikiuosi, bus labai patenkinta. A few moments later. Naujienos nekokios, vienu žodžiu grįžo Miglį iš to darbo ir sako, negerai, ta terasa nepatenkinta, vis tiek ta terasa yra, tai... Iš rankos tie žmonės, žinot, kai kurie, nesakysim kas tokie, tai pradėsim terasos statybas. Nefilmuočiau aš tų vaizdų įrašų, tai tikrai nestatyčiau, o tiesiog pasamdyčiau žmonės, kurie pastatytų normalią terasą, bet kadangi filmuoju, tai manau visiems bus labai įdomu pažiūrėti, kokias nesąmonės aš darau ir kaip feilinu. Visadagi smagu pažiūrėti, kaip kitam nesiseka, tai galėsim pažiūrėti, kaip man nesiseks tą terasą pastatyti. Noriu pasiseks. Tai jeigu pasiseks, tai bus šaunu, o jeigu nepasiseks, tai bent jau jums bus smagu. Buvau truputėlį apsirgęs, taip kad ūkyje nebuvau. Ką varom, pažiūrėsim, kas atsitiko su ūkiu, kol aš sirgau. 2 savaitės žolės nepėjau, nes šeštadienį turėjau pjauti žolę ir susirgau. Tai dabar yra dar kitas šeštadienis, tai 2 savaitės žolė nepėjau, tai galite pažiūrėti, kaip atrodo. Bent jau gera naujiena yra ta, kad šilauogės labai stipriai paaugo. Liet nereikėjo, tai labai gerai, daug lyjo ir šilauogės išstypo labai stipriai, o kokie prieaugliai visur, labai įspūdingai viskas paaugo. Tai aišku, tai ir žolės paaugo, bet ir šilauogės. Dabar nusispjau 3 kartus, kaip sakant, bet atrodo labai gražiai. Uogas rinkom, kaip ir sakiau, visko nurinkti nepavyko, tai patys galite pažiūrėti, atrodo, kad jau tuos žiedus nurinkai, bet vis tiek uogų liko. Taip, kad kažkiek uogų šiais metais turėsim ir kažkiek pardavinėsim. Bet aišku, nedaug čia jų bus, bet vis tiek kažkiek uogų bus, tai tikrai. Reka jau po truputėlį pradeda ir milinuoti. Čia yra pati ankstyviausia, ką mes turim, bus pati pirmoji. Derlius artėtų turbūt šiais metais, aš taip įsivaizduoju, kadangi viskas daug anksčiau, tai ir šilauogių derlius bus ankstyvesnis. Čia tam didžioji plantacijų mes rekos turim apie 1000, dabar galvoju, bliukropų turim 1000, rekos 500 turim. Tai va, dar nei kart nėra gauta uoga. Filmavau dabar video apie mašinas, jeigu žiūrėjot praeitą savaitę, tai atsivariau. Tai važiuokit, net nesimato, net mašinas per tą žolės. Eik tu savo, čia kur važinėjau, takelis pravažiuotas. Tai šių metų, kaip ir sakiau, tikslas mano bus, visi jau irgi žinot. Viską čia susifrezuoti ir įsėsiu normalią žolę, sportinę kokią, kad taip neaugtų, nes dabar čia ta žolė tokia, visko čia yra, tai matot patys visokių smilgų priaugę, tai pažiūrėkim, kaip gyvena sausmedis. Ar kas nors matot sausmedį? Čia va šita vieta yra 600 vienetų sausmedžių kažkur pasislėpę. Laukia įdomi dienelė šiandien, tai viską reikės nusipjauti, aišku. Štai ir jisai sausmedis. Turim pirmų sausmedžių uogų. Dar nesu gyvenime valgęs sausmedžių ir štai jau turim pirmo sausmedžio uogeles. Tai šiandien tikslas būtų nusipjauti visą žolę, aišku, po ligos. Ir kaip tik va, kadangi esu po ligos, tai gausim vitaminų bombą. Miniukai, aišku, tie sausmedžiukai, suprantam, kadangi kromeliai tokie maži, tai ir sausmedžiai yra maži. Vieni sako, kad labai rūgšti, kiti, kad labai saldi, tai ką, atėjo laikas įvertinti ir pažiūrėsim, kas čia per uogą. Paragaukim pirmą sausmedį savo gyvenime, nesu valgęs sausmedžių nei kartų, pažiūrėkim. Mažiukas. Toksai prarijau, net nieko praktiškai nepajudau.
Skani uoga, saldesnė negu galvojau, bet aišku, šilauogės yra saldesnės. Nu, bet reikia gerai. Tai čia dabar tik 3 paragavau, sunku susidaryti tokį dar įspūdį pilną, bet tikrai uoga labai skani. Tai prisiskinsim ir po to padegustuosim dar labiau truputėlį tas uogas. Atvarau parinkti uogų, sausmedžių, mažytės, bet fainas. Labai mažytės, bet ir krūmai nėra didelė. Atsiūsiu nemažų blidelių, tikiuosi, kad pavyks bent pusę jo pririnkti. O aš draugą turiu. Žiūrėkite, kokį cute radau. Mama su vaikučiais. Jo, koks fainas. Būna ir tokių. Iš tikrųjų, tai dar aš nesu ragavus sausmedžių uogų. Tai čia bus pirmas kartas, kada paragausiu. Nu, bent jau kiek prisimenu, nesu lyg ir ragavus. Ne, tikrai nesu. Tai iš tikrųjų pabandom. Pažiūrėsim tą pirmąją reakciją. Kaip čia bus. Žinokit, žiauriai skanu. Šakės. Aš galvau, kad rūgščios, bet tikrai ne. Nesitikėjau, kad tokios saldžios. Galvau, kad nebus įmanoma valgyti. Bet tikrai skanu. Labai skanu. Nesitikėjau. Nice. Na va, štai koks pirmasis sausmedžio derlius. Dar yra žalių nemažai iš tikrųjų. Ne visur, bet kai kur yra. Tai dar reiškia bus kelios uogos. Dar ne viską nuskyniau. Vaizdas po truputėlį jau gražėja, tai atrodo taip, kaip jau turi atrodyti. Tai šiandien pabaigti nepavyks, ateisiu rytoj ir viską pasibaigsiu su trimeriu, kas čia man liko. Na taip, tai akivaizdu, kad esant tokiems idealiams orams, kai daug lyja ir yra šilta, negaliu aš 2 savaitės nepjaut žolės, nes patys matėt, kas atsitinka ir dabar reikia man bent mažiausiai 2 dienų, kad viską susitvarkyčiau. Aišku, gera naujiena yra ta, kad to žolės šilauogėm visiškai nieko nemaišo. Nu, tikėkime ką, kad ir toliau bus vasara tokia šilta ir daug lietaus, nes man tai viskas tinka. Šiais metais šilauogės liejau tik 3 kartus. Tarsi 3 kartus liejau šilauogės, kai buvau anais metais jau pusę tvenkinių tokiu metu išpompavęs. Nu, akivaizdu, kad šiandien šilauogių lieti vėl nereikės. Super. Naujienos tai tikrai geros. Svartau bairiu. Ko tu čia stovi iš visų vidury kelių tu stojas? Pasitrauk iš kelio, šai jau nematai. Tu nepasitrauk, žinok, tau šakės. Dabar jau, manau, gailėsiu savo sprendimo. Dabar svarbiausia, kad nebūtų ministras 2.0. Tai bandysim padaryti, kad nebūtų, kaip buvo ministrai tam žymėjam vaizdyraše, kurį turbūt visi matyt 10 kartą. Kai sudaužysiu, tada ir nufilmuosiu. Tai visam tam rytinį ištisai armatūra eina. Tai va tikrai nesitikėjau, kad viduj bus armatūra, už tai jisai taip sunkiai čia iš tikrųjų ir einasi. Daug sunkiau negu buvo suplanuota. O kokią duobę iškapstei? Na, aš dabar visus savo nervus išliejau ant to, tai va, galėsi ramiau gyventi dabar su manim. Tokiom karštom dienom stengiuosi nepjauti taip viską ištisai. Įsivalau dar aišku tą tinklelį, kad geriau vadintųsi. Prisiklausiau čia tokių visokių istorijų, kaip žmonėm pjaunant tiesiog sprogsta visas antifrizas ir viduje įsitaško viskas. Tai atsargiai ganėtinai aš čia pjaunu, tai papjaunu porą valandėlių. Pastoviu truputėlį, tuo metu su trimeriu biškį papjaunu. Viską prasivalau ir tada vėl toliau pjaunu. Nesakau, kad čia farm truckų problema, bet koks, manau, bet kokia technika, aišku, nemėgsta, kai labai yra tokie ekstremalūs dalykai. Šitie stulpai tai iš tikrųjų žiauriai užknisa, tai dabar visą tą, aišku, dalyką reikės pjauti su trimeriu.
Dar 2 savaitės manęs laukia labai intensyvios darbe, nes reikia išvesti pusmečius, egzaminai artėja, konsultacijas darau ir po 2 savaičių tuomet jau pradėsim daugiau darbuoti iš čia, pažiūrėsim gal kažką daugiau pafilmuosim, tai pradėsim daryti paukščių tinklus, frezuosiu žemę, lyginsiu, tada darysim terasą, nu tai tų vaizdo įrašų bus truputėlį ne tai, kad daugiau gal, bet tiesiog jie bus ilgesni ir turinio bus daugiau, na o dabar dar 2 intensyvios savaitės labai darbe laukia. Tai ką, tiek šiam kartui kolegų, susitiksim po savaitės, iki visiems.